Labą dieną. Nu tai labą dieną. Kažkaip seniai matytas. Seniai matytas. Ale Tu pati koks- seniai matyta. Bet koks pasikeitęs, gražus, tvarkingas. Tu, ble, su žmonėm bendrauju, tai reikia pasipuošti. Justinai, gal tada ir pašnekam. Kokia bėda? O bėda yra tokia, kad yra čia įsidarbinau, priteisė man tų alimentų. Gavosi tas grupinis ieškinys iš kaimo moterų. Dabar man reikia alimentus mokėti. Aš susiradau darbą Rūbiniai ir mane nori atleisti iš čia. Sako, primyžai paltų kažkokį kišenį. Ne aš myžu, ne aš paltas. Kiek laiko čia dirbot, Justinai? Jau gaunasi 2 savaitės, 2 savaitę jau dabar. Pasakyk atvirai. Iš tikrųjų, už nieką tave iš čia nori atleisti. Nieko aš nemyžau. O jisai man primyžai. Matai ten tą kamerą? Kaip galvoji, jinai veikia? Ne kamera ten yra, girdė, žiūrėk, kur tu žiūrė. Čia yra kamera. Ne kamera yra, iš viso čia. Tavo direktoriai mums davė filmuotą medžiagą. Prašau. Aš čia b***čildžiau. Man čia... Žmonių iš viso striukių ne aš esu. kišenėj. Čia aš iš viso aš nesu. Justinai, o tau labai svarbu darbą turėti. Man aš tiesiog nenoriu į kalėjimą grįžti, žinai. Tie 2 tabukai visai neblogi vyrai yra, žinai. Aš sakau, tėvelė bus duomenų, žinai, kalėdom, sakau, bičiau, žinai, alimentus jau moku, žinai. Vienintelis dalykas, ką aš galiu padaryti, yra kreiptis į žiūrovus ir būkit geri. Pasiūlykit šitam liūdinčiam tėvui darbą.